Noriu šiek tiek pasidalinti apie portalą 1111 kursą, kurį praėjau. Tai iš tikrųjų tai noriu padėkoti Dianai už visą informaciją, už tikrai labai labai daug informacijos, už daug palaikymų, už tą grupę, kurioje dalinomės savo patirtim vieni su kitais. Tos grupės tai tikrai reikėjo, labai faina buvo ir bendrauti, ir tiesiog pasidalinti visais tai savo ir džiaugsmais, ir nuopoliais. Ir noriu dabar šiek tiek pasidalinti apie patį kursą. Tai iš tikrųjų tikrai negalvojau, kad bus toks stiprus kursas. Kažkaip tikėjausi to kurso, bet tikrai nesitikėjau, kad bus ant tiek stipriai viskas. Tai visos kelionės metu tai mane tikrai labai labai purtė ir dar ir dabar purto, bet ateina suvokimai, kodėl ir kas ir kodėl taip įvyko, nes iš tikrųjų daug laiko gal tiesiog pati savo kažkur nustūmiau tuos dalykus, tikėjausi kažkaip kitaip, tikėjausi žmonių kažko kito, bet dėja gavau visai ką kitą, gavau pagaliau jau į akis teisybę ir, kaip sakant, viskas vyksta tam, kad būtų išspręsta, nenustumta, kad artėtume prie savo to tikrojo aš. Tai, kaip sakau, kursas buvo labai labai stiprus, man visi pokyčiai vyksta labai labai stipriai. Dabar jau suprantu, ko aš noriu, ko nenoriu, kaip aš noriu toliau gyventi ir kaip daugiau nebenoriu. Tai sunkus dalykas, bet, kaip sakant, labai labai reikalingas. Tiesiog reikia patiems suprasti, ko mes norim, tai taip pat atsakymą ir gavau. Dar noriu pasidalinti, kad šis kursas tikrai ne kiekvienam. Šį kursą gali eiti tie, kurie yra pasiruošę transformacijai, nes vienokiu ar kitokiu būdu jinai vis tiek ateis, ar anksčiau, ar vėliau, ar kursų metu gal ir nejausit kažko, bet po kursų gali pareiti tokie dalykai, kad gyvenime nepagalvojot. Tai va, bet iš tikrųjų į kursą eina tikrai tik taip pasiruošę. Dėkoju už visą tai.